Labas rytas visiems, labai džiugu su jumis ir vėl susitikti webinare. Mano vardas yra Roberta, aš esu testų ir mokymų centro vadovė ir šiandieną mes kalbėsime apie Hurgados regiono pačius populiariausius viešbučius. Jeigu yra tokių, kurie šiandieną prisijungėte pirmą kartą, tai trumpai priminsiu, kad štai čia kairėje pusėje matote prisijungusių dalyvių sąrašą, o dešinėje pusėje apačioje galite užduoti savo klausimus. Tad pirmiausia, norėsiu pasiteirauti jūsų, ar gerai matot, ar gerai girdit ir ar galime pradėti šiandienos mokymus. Labai džiugu, labai džiugu. Tad kągi reikėtų žinoti apie Egiptą? Egiptas yra viena didingiausių, ko gero, pasaulio senovės civilizacijų. Jį garsina ir piramidės, ir sfinksas, ir šventyklos, ir faraonų kapai. Šita šalis yra, tokia kaip ir natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų – Afrikos, Azijos ir Europos. O kodėlgi turistai renkasi poilsį Egipte? Išskyriau keletą tokių esminių bruožų. Vis tik tai turistai vyksta į Egiptą pažinti jį, nes yra daugybė lankytinų objektų. Į Egiptą be abejo skrenda turistai, kurie nori nardyti, nes Raudonoji jūra, neturėdama nei vieno intako, yra itin švari, itin skaidri, o gyvūnija ir augmenija yra labai spalvinga. Taip pat kai kurie turistai skrenda susitrumpinti žiemos sezoną, gauti truputėlį saulės, vasaros, tada, kada pas mus jau yra vėsesni orai ir be abejo patirti kažką tai naują. Iš esmės, Egiptas yra kitokia šalis ir kitoks yra žmonių mentalitetas, kitoks gyvenimo būdas, tad, gauna jie ten šiokį tokį kultūrinį šoką, be abejo pamato kitokį gyvenimą ir patiria kažką tai naujo. Kita vertus, nors viešbučiai Egipte yra pakankamai geros kokybės, siūlo daugybę paslaugų, kurios yra įskaičiuotos į kainą, vis tik tai yra pakankamai pigus poilsis. Paketas galbūt nesijaučia, kad būtų toksai pigus, dėl to, kad pats skrydis kažkiek laiko trunka, bet iš esmės viešbučiai Egipte yra patraukliomis kainomis. Kągi reikėtų žinoti, kokius dalykus prisiminti? Egipto krantus skalauja ne tik tai Raudonoji jūra, bet ir Viduržemio jūra. Egipto sostinė yra Kairas, vietinė valiuta yra Egipto svaras, dar kitaip vadinamas egiptietiškas poundas, kartais galima girdėti, ir kursas yra, 1 euras yra maždaug 8,9 egiptietiško svaro. Nuo 1980-ųjų islamas yra valstybinė šalies religija ir pasak Egipto konstitucijos kiekvienas naujas įstatymas turi sutikti su islamo įstatymais. Islamo šalyje išpažįsta apie 80–90% Egipto gyventojų, o dauguma likusių yra krikščionys. Egiptas yra bene didžiausia pagal gyventojų Šiaurės Afrikos ir Arabų pusiasalio šalis. Didžioji dalis gyventojų yra susitelkę palei Nilo upę, maždaug apie 40 tūkstančių kvadratinių metrų teritorijoje, kuri yra tinkama žemdirbystei. O didžiuliai Saharos plotai yra menkai apgyvendinti. Apie pusę egiptiečių gyvena didžiuosiuose miestuose, tai yra Kaire, Aleksandrijoje. Mūsų skrydžiai yra organizuojami į Hurgados oro uostą, štai čia prie Raudonosios jūros, ir iš ten yra vykdomi pervežimai į šiaurę į Elgunos kurortą arba į pietus į Salhašišą, Makadi bei Soma bei Safagą arba Marsalamo kurortą. Taigi mes pradėsime nuo šiaurinės dalies, nuo Elgunos, pakalbėsime apie patį kurortą ir kokiegi yra populiariausi viešbučiai šiame kurorte. Taigi, Elguna tai yra dirbtinis archipelagas, esantis maždaug 25–30 km į šiaurę nuo Hurgados. Jis yra pastatytas ant salų, ant pusiasalių ir dėl šito išskirtinumo dar kartais kitaip yra vadinamas Egipto Venecija. Viešbučiai čia, kaip matoma, netgi nuotraukose yra įkurti salelėse. Įlankose prie pačių viešbučių taip pat galima maudytis, vienok turistai galbūt dažniau renkasi ir plaukia į viešbučių paplūdimius, kurie yra įkurti jau toliau salose. Viena iš populiariausių tokių salų paplūdimių tai yra Zeitūno sala, pavadinimą užrašiau šone,
ir iki jos dažniausiai nemokamai viešbučiai plukdo savo valtelėmis ir galima ten praleisti laiką mėgaujantis paplūdimio poilsiu. Vietoj įprastų daugiaaukščių viešbučių Elgūnoje daugiau yra įsikūrę tokie jaukus nedideli namukai. Praktiškai visi viešbučiai Elgūnoje yra maždaug 4-5 žvaigždučių, tad šitas kurortas turi ypatingo, netgi elitinio kurorto statusą. Tai yra tokia kaip savotiška mini valstybė, su puikiai išplėtota infrastruktūra, dirbtiniais kanalais plaukioja nemokami kateriai, gatvelėmis važinėja mikroautobusiukai, kurortas turi savo golfo klubą, labai modernę šiuolaikiškai įrengtą kliniką, turi tokią atskirą jodinėjimų žirgais ir kupranugariais skirtą oazę, keletą nardymo centrų, buriavimo, jėgos aitvarų centrus, akvariumą, muziejų, parduotuves, restoranus, barus ir netgi nedidelį oro uostą šalies viduje skraidantiems lėktuvams. Taigi Elgūnos kurortą aš galėčiau rekomenduoti komfortabiliam, ramiam poilsiui, golfo mėgėjams, šeimoms ir poroms. O kokiegi patys populiariausi viešbučiai yra šiame kurorte? Vienas iš jų tai yra Movenpick Elgūna, katalogose 82 puslapyje. Turi labai gražią žalią teritoriją, labai daug vandens, atsiveria puikus vaizdas į jūrą, viskas yra labai kokybiškai įrengta, paplūdimys tiesa toje vietoje yra akmenuotas, gana ilgai brendant yra seklu, yra rekomenduojama speciali avalynė, yra koralinis rifas, 2 à la carte restoranai, tailandietiškas ir jūros gėrybių restoranas, yra 3 baseinai, 2 yra vaikams, žiemos sezono metu jie yra šildomi, standartiniai numeriai yra labai gražūs, jaukus, kokybiškai įrengti, tokie erdvūs, atnaujinti. Yra ir ekonomi tipo numerių. Šitame viešbutyje tai yra neatnaujinti standartiniai numeriai, jie yra ir kiek mažesni, jie neturi balkonų ir neturi terasų. Šitie numeriai yra įkurti 8 korpuse. Taigi yra atskirti atnaujintas ir neatnaujintas pastatas. Svarbu atkreipti dėmesį iš anksto, nes priemoka vietoje, norint pakeisti kambario tipą, yra gana didelė. Minibaras numeriuose yra nemokamas, seifas taip pat nemokamas, chalatai ir šlepetės yra visose numerio tipuose. Na, o pačioje Elgūnoje yra ir akvariumas, ir muziejus, žirgynas, vyksta koncertai, labai daug veiklos miestelio mastu. Viešbučių registratūrose būna stendas su programa, kas vyksta kurorte, o šitame viešbutyje yra netgi ir kurorto maketas. Taigi, Movenpick Elgūna viešbutis yra mėgstamas jėgos aitvarų, sporto mėgėjų, taip pat buriuotojų, galima nardyti, galima jodinėti kupranugariais, plaukioti kanojomis, katamaranai, žaisti skvošą, tenisą. Yra siūlomas geras maitinimas, taip pat pats viešbutis yra labai švarus, labai tvarkingas, personalas yra gana kruopštus, aktyvus, atsižvelgia į pageidavimus, stipri ir organizuota animacija, dienos metu vykdomi sporto renginiai, vakare būna gyva muzika, vaikams įvairiausios pramogos ir žaidimų aikštelė, mini klubas, baseinas. Nors iš esmės šitas viešbutis yra gana ramus, bet vis tik tai turistai gali vykti ir į patį Elgūnos centrą. Jis yra pasiekiamas pėstute iki Hurgados, nebent miesto autobusu arba viešbučio taksi galima nuvykti. Taigi šitą viešbutį siūlyčiau tiems turistams, kurie nori ramaus, romantiško poilsio, galima ilsėti su vaikais, galima tiesiog poroms, tokiam prabangiam, jaukiam poilsiui įvairių kategorijų žmonėms. Dar vienas viešbutis, kurį drąsiai galėčiau rekomenduoti Elgūnos kurorte, tai yra Davar El Onda viešbutis. Tai yra romantiškas viešbutis su tokia jaukia atmosfera, švarus, tvarkingas. Čia viduje yra pakankamai tylu ir ramu, primena tokią galbūt spa oazę, pats viešbutis labai tvarkingas ir būtų tinkamas įvairaus poilsio turistams nuo 18 metų, kadangi orientuojasi į suaugusiųjų poilsį. Jis yra įsikūręs pačiame Elgūnos kurorto centre, šalia viešbučio yra akvariumas ir Aladino kazino. Visi numeriai yra įrengti vienodų stiliumi, skirtumas tarp standartinių ir deluxe tipo numerių, tai yra tiesiog vaizdas pro langą. Standartiniai numeriai šitame viešbutyje yra su vaizdu į sodą,
Deluxe yra su vaizdu į lagūną. Man atrodo, kad netgi Deluxe tipo numeriai dabar net ir pakeitė pavadinimą į Lagoon Room. Taigi jie yra labai jaukus, numeriuose šitame viešbutyje yra chalatai, kava, arbata, minibaras yra už papildomą mokestį, seifas yra nemokamas. Viešbutyje taip pat yra šildomas baseinas, iki paplūdimio kas valandą plukdo valtelę. Svečiai turi galimybę net ir pietauti paplūdimyje, kad nereikėtų grįžti į viešbutį. Bevėlis internetas registratūroje yra nemokamas, kitur teritorijoje jis yra už papildomą mokestį. Animacijos šitame viešbutyje visai nėra, tik tai vandens sporto pramogos paplūdimyje, tai ir burlenčių sportas, zeitūna paplūdimyje ir nardymas, jėgos aitvarų sportas, paplūdimio tinklinis yra nemokamas, visos kitos pramogos, kurias vardinau, yra už papildomą mokestį. Taigi puikus, drąsiai rekomenduotinas viešbutis ir iš gidų nusiskundimų šituo viešbučiu nėra visiškai, turistai lieka labai patenkinti. Tai tiek apie Lagūnos viešbučius ir keliaujame žemyn į pietus į Hurgados patį kurortą. Tai yra miestas, kuriame gyvena daug vietinių gyventojų. Ir nors Hurgada yra ištįsusi palei pakrantę, kurortas turi labai gerai išvystytą infrastruktūrą, čia yra geras susisiekimas tiek mikroautobusiukais, tiek taksi, kurorte yra gausu restoranų, barų, parduotuvių, suvenyrų parduotuvių, taip pat veikia duty free parduotuvės, galima ten įsigyti alkoholio per 48 valandas nuo atvykimo į šalį. Atkreiptinas dėmesys yra į tai, kad Egipte parduotuvėse alkoholis nėra parduodamas, jo galima gauti tik tai viešbučiuose arba perkant gėrimus baruose, diskotekose. Na, o norintiems įsigyti alkoholio, tai galima nuvykti per 48 valandas atskridus į šalį į duty free parduotuvę, kuri yra mieste. Ką svarbu žinoti, svarbu su savimi turėti pasą, todėl kad į pasą yra dedamas antspaudas, kad buvo perkamas alkoholis. Pačioje Hurgadoje vyksta ir aktyvus naktinis gyvenimas, daugiau yra susitelkęs pačiame centre, kuris yra vadinamas Sakala. Taip pat yra ir naujoje prieplaukoje, kuri vadinasi Hurgado Marina. Dar keletas žymių naktinių klubų veikia Village Road'e arba dar kitaip vadinamoje Memšoje. Tai yra ir Hard Rock Cafe, ir Little Buddha, nors šitą rajoną triukšmingų net nepavadinsi jo, jisai galbūt išsiskiria savo tokių švarumu, ramybę, turi labai gražią alėją pasivaikščiojimams. Na, o pačioje Hurgadoje yra įsikūrę ir daugybė nardymo centrų, siūlančių tiek paviršinio, tiek giluminio nardymo paslaugas. Pačiai Hurgados pakrantei yra būdingi ir vėjo gūsiai, kurie sukuria galimybę ir plaukioti banglentėmis. O palei visą pakrantę yra įsikūrę maždaug virš 200 viešbučių, kurie puikiai tinkami tiek šeimoms su vaikais, tiek poroms, tiek ir jaunimui, vandens sporto mėgėjams. Iš Hurgados labai patogu vykti į ekskursijas, po patį Egiptą, pažinti Kairą, Liuksorą ir kitas lankytinas vietas. O kaipgi atrodo Hurgada žemėlapyje ir kur yra išsidėstę tie visi centrai, tai truputėlį norėčiau jūsų dėmesio į skaidres, parodysiu, kur kas yra išsidėstę. Taigi Sakala, kaip jau minėjau, yra pats centras, čia yra gausu žuvies restoranų, parduotuvėlių, kavinių, diskotekų, viešbučių, todėl atvykusiems turistams čia viskas yra po ranka. Dakharas, tai yra dar kitaip vadinamas senasis Hurgados miestas, senasis centras, viešbučių čia jau yra kur kas mažiau įsikūrę, o turistai ir daugiau vietos gyventojai vyksta čia apsipirkti šitą Hurgados dalį, na, kaip į kokį turgų arabiškų suvenyrų, prieskonių, kaljanų ar kitų egiptietiškų gėrybių. Hurgado Marina, tai yra 2008 metais įkurta jachtų prieplauka, čia plūduriuoja pakrantėse prabangios jachtos, o palei krantinė yra įsikūrę modernios kavinaitės, barai, įvairiausios diskotekos. Village Road'as yra arčiausiai oro uosto esanti dalis, dar kitaip gali būti vadinama Memša. Labai tokia rami vieta, turi labai gražią pasivaikščiojimams tinkančią alėją, bet čia taip pat irgi yra ir keletas populiarių naktinių klubų ir duty free parduotuvė viena yra įsikūrusi būtent Memšoje, Village Road'e. Ir toliau už Village Road'o prasideda Kora.
tai yra priešinga nuo oro uosto centrui kryptimi, labai ilga tiesiog viešbučių einanti zona, kur yra įvairiausių viešbučių tinkančių tiek ramesniam poilsiui, šeimoms su vaikais, poroms ir taip toliau. Tad patį Hurgados miestą aš siūlyčiau tiems turistams, kas nori naktinio gyvenimo, kas nori pažinti Egiptą, kas nori susipažinti su vietiniu gyvenimu. Taip pat, kas nori miesto, kas nori centro, bet lygiai taip pat ne tik tai tiems turistams, kas nori aktyvaus poilsio, bet lygiai taip pat ir ramiam poilsiui, ir poroms, ir šeimoms drąsiai galima siūlyti, kadangi ji yra labai išsitęsusi palei pakrantę ir yra galimybių ilsėtis ir ramiai Hurgadoje. Tad kokiegi yra patys populiariausi Hurgados miesto viešbučiai. Vienas iš jų tai yra Titanic Beach Spa and Aquapark viešbutis, jis yra įsikūręs Koroje. Viešbutis spalvingas, nuotaikingas, teritorija yra labai didelė, kaip ir siūlomų pramogų kiekis. Šalia viešbučio yra vykdomos statybos arba atnaujinimo darbai, tad turistai važiuodami viešbutį mato jas. Bet teritorija yra labai erdvi, jinai yra bendra su Titanic Palace šalia esančių viešbučių ir svečiai gali naudotis abiejų viešbučių teritorijomis, netgi ir restoranais, barais. Kadangi teritorija labai didelė, nuo registratūros iki paplūdimio eiti, turbūt bent kokias 5-7 minutės. Paplūdimys yra smėlio žvyro ir yra labai ilgas pontonas šitoje vietoje, net apie 700 metrų ilgio, tad maudytis galima nuo jo arba reikia paieškoti prie kranto geresnio prieėjimo prie jūros. Matau, kad Deimantė mane truputėlį aplenkė, dar žadėjau papasakoti apie maitinimą. Maitinimas iš tiesų šitame viešbutyje yra vidutinis. Pasirinkimo didelio nėra ir kad maitinimas būtų geras, negalėčiau šito dalyko pasakyti, toks vidutiniškas. Taigi, ko gero, šito viešbučio arkliukas yra paslaugos, yra labai gražus koralas, kas nori paviršinio nardymo, reikalinga yra speciali avalynė. Nusiskundimų kartais iš turistų dar girdėdavom dėl įbridimo į jūrą, kai yra atoslūgis, kad yra gana seklu. Taip pat viešbutyje būna ir dideli turistų srautai. O paplūdimyje galima buriuoti, užsiimti jėgos aitvarų sportų, yra nardymo klubas. Taip pat turi vandens atrakcionų parką, juo naudojasi abiejų viešbučių svečiai nemokamai. Turi specialų baseiną vaikams, elekartą restoranai, kinų, žuvies, italų ir vieną kartą per savaitę galima apsilankyti nemokamai restorane. O itališkame restorane galima apsilankyti nemokamai ir vėlyvųjų pusryčių metu, kas pramiega bendrosius pusryčius, gali ateiti papusryčiauti į šitą restoraną. Ledų vaikai gali gauti tik tai Raus restorane, vakarais nuo 7 iki 8 valandos. Taip pat šitame viešbutyje yra 5 barai, vienas iš jų yra už papildomą mokestį. Bevėlis internetas yra mokamas apie $6 valanda ir jis yra tik tai registratūroje. Ultra viskas įskaičiuota sistema veikia visą parą, yra bowlingas, yra diskoteka, vyksta pramoginiai renginiai, gyvos muzikos vakarai, animacija. Ir pats personalas gal teko girdėti tokių atsiliepimų, kad vangokai reaguoja į turistų prašymus, tad dažnai tenka tiesiog tam tikrų dalykų palaukti arba paprašyti dar kartą. Patys numeriai jie yra tvarkingi, atitinka nuotraukas, tik tai galbūt jau kiek padėvėti truputėlį baldai yra, kadangi atnaujinti gana senai, bet turi didelius balkonus. Pakankamai erdvus, talpina netgi 2 suaugusius, 2 vaikus ir kūdikį į standartinį numerio tipą, o šeimininis numerio tipas tai yra 2 kambariai su durimis. Taigi šitą viešbutį galėčiau rekomenduoti šeimoms su vaikais, taip pat galima siūlyti ir poroms arba jaunimui, kurie nori gražaus koralo arba vandens pramogų parko. Taigi vertinčiau kaip tvarkingas, bet neprabangės 5 žvaigždutes. Sekantis viešbutis, apie kurį kalbėsime, tai yra Hilton Resort. 61 puslapyje kataloguose turi gerą viešbučio lokaciją, yra įsikūręs Village Road pakraštyje, visai šalia Intercontinental viešbučio. Ten yra labai graži alėja pasivaikščiojimams, kaip jau jums minėjau, gausu kavinių, restoranų, parduotuvių. Centras yra pasiekiamas taksi.
Tai yra labai tvarkingas viešbutis su kokybiška infrastruktūra, gana didelė teritorija, yra išdėstytas dviem dalimis. Viena dalis yra pirmoje linijoje, kita antroje. Antroje linijoje nėra animacijos, tai yra daugiau rami, relax zona. Ten pat yra įsikūręs ir sveikatingumo klubas, baras, o pagrindinis restoranas yra įkurtas pirmoje linijoje. Šitame viešbutyje yra gera žaidimų aikštelė, dieną vyksta animacija, yra teniso kortai, galima žaisti skvošą, o vakarais būna gyva muzika. Taigi viešbutis siūlo daug pramogų, šitame viešbutyje yra siūlomas geras maitinimas, nusiskundimų teko girdėti dėl prasto bevėlio ryšio lobby teritorijoje, daugiau nusiskundimų kaip ir negirdėti Hilton Resort viešbučių. Pats viešbutis tvarkingas, numeriai taip pat tvarkingi, restoranai gražus, paplūdimys yra įlankoje, nedidelis, smėlio, yra tenai ir prieplauka jachtams, galima plaukioti su katamaranais, nardyti, buriuoti, yra įvairiausių kitų vandens sporto pramogų. Įėjimas į jūrą tiesa yra iš karto gilėjantis, maždaug po kokių poros metrų jau darosi iš karto pakankamai gilu. Taigi, galėčiau šitą jaukų viešbutį rekomenduoti šeimoms, ramiam poilsiui, poroms, galbūt netiktų tik tai tiems turistams, kurie ieško nuotykių ir šurmulio. Sekantis viešbutis tai yra Jebel Sahara Boutique Resort, Eldaharo rajone įsikūręs ant jūros kranto, maždaug apie 4 km iki pačio centro Sakalos būtų nuo šio viešbučio. Viešbutis turi draugišką personalą, tik įėjus atsiveria labai gražus panoraminiai vaizdai, net registratūroje. Aktyviesiems turistams animacija yra nuo ryto iki vakaro, įvairiausių pramogų. Žiemą veikia diskoteka, o vasarą diskoteka yra organizuojama paplūdimyje. Pati teritorija, netgi ir nuotraukoje matoma, yra išsidėsčiusi tokiais laiptuotais terasomis, tokiamis laiptuotomis žemyn. Tad galbūt netiktų tiems turistams, kurie turi vaikščiojimo problemų, sunkiau laipioja laiptais. Patys numeriai erdvūs, gana tvarkingi, apie 90% iš jų yra su vaizdu į jūrą. Paplūdimys yra smulkaus žvyro, yra koralų. Beje, paplūdimio bare, sakyčiau, gal kiek skurdoki užkandžiai yra tiekiami. Ir į ką yra atkreiptinas dėmesys, kad į šitą viešbutį turistus veža dažniausiai mažesniais autobusiukais, nes didelis iki pat viešbučio neprivažiuoja. Šalia viešbučio yra statomas prekybos centras, tačiau jo svečiams nei matyti, nei girdėti. Statybos yra matomos tik tai važiuojant link viešbučio, tačiau šalia yra vykdomi Hilton Plaza viešbutyje statybos darbai, tai jie turistams yra matyti. Susisiekimas su viešbučiu būtų viešbučio autobusiuku arba taksi. Taksi iki centro yra visai netoli. Gėrimai yra įskaičiuoti 24 valandas, taip pat yra siūlomas nemokamas internetas. Taigi šitą viešbutį vertinčiau kaip jaukų, nedidelį, gražaus dizaino. Gal tik tai vėl išskirčiau, kad maitinimas šitame viešbutyje taip pat yra vidutinis, ir maisto pasirinkimas taip pat toksai vidutinis. Taigi Jebel Sahara Boutique Resort šeimoms, kompanijoms, ramiam poilsiui galima siūlyti ir jaunimui, kurie keletą kilometrų galėtų iki diskotekų pavažiuoti. Sekantis viešbutis tai yra AMC Royal Resort. Įsikūręs pusiaukelėje tarp Hurgados ir Elgunos, Alachėja rajone, visai šalia Festival Le Jardin viešbučio. Neturi viešbučio autobuso, kuriuo galima vykti į miestą. Taigi į Hurgados centrą galima nuvykti taksi maždaug už $15 į abidvi pusės ir tuomet taksistas apie porą valandų galėtų laukti mieste ir parvežti po to atgal už tą pačią kainą. Čia būtų round tripas, taip vadinamas, į abidvi pusės. Galima ir į Elguną nuvažiuoti. Iki Elgunos nuo šitos vietos yra jau vos 10 km, tačiau vėlgi, ko gero, reikėtų naudotis taksi paslaugomis. Vienok, šitas viešbutis yra įsikūręs ramioje vietoje, čia nėra miesto šurmulio, personalas yra paslaugus, bet šitas viešbutis tai yra, ko gero, tas, kuriame gidai sako, kad teko daugiausiai matyti turistų galimai iš Kinijos. Tai toksai truputėlį kitoks koloritas galbūt vietinis. Yra 2 baseinai, vienas vaikams, kitas suaugusiems, jie abudu yra šildomi žiemos sezono metu.
yra net 5 barai, vienas už papildomą mokestį. Na, kad įsivaizduoti, kaljanas kainuoja ten maždaug apie $3. Pačiame viešbutyje yra daug veiklos, galima užsiiminėti vandens aerobiką, sportuoti salėje, taip pat vyksta animacija, vakare būna gyva muzika, diskoteka. Tačiau galbūt pačioje teritorijoje, sakyčiau, kad gal kiek trūksta augmenijos, gal kiek trūksta žalumos, paplūdimys yra seklus, iki normalaus gylio reikia paeiti keletą šimtų metrų. Tačiau yra tinkamas kaitavimui, būriavimui, siūlo taip pat daugybę vandens sporto pramogų. Standartiniai numeriai yra jaukus, erdvūs, nauji, šeimyniniai tipo numeriai yra viena didelė erdvė. Minibaras yra nemokamas, seifas taip pat. Atvykus bevėlio interneto 1 valanda yra suteikiama nemokamai, vėliau už papildomą mokestį, maždaug apie $6 valanda. Yra 2 pagrindiniai restoranai ir itališkas restoranas, labai daug nemokamų pramogų, maitinimas šitame viešbutyje yra geras, taigi aš jį rekomenduočiau šeimoms, poroms, kompanijoms, tie, kas nori tokio ramesnio poilsio ir vertinčiau galbūt kaip tokias, neprabangias 5 žvaigždutes. Sekantis viešbutis tai yra Hilton Long Beach Resort, kataloguose 63 puslapyje. Vėlgi viešbutis nutolęs nuo Hurgados centro, jis yra įsikūręs Koroje, galima iki centro nuvykti viešbučio taksi arba mikroautobusiukais. Aplink viešbutį, kaip ir kitokios veiklos nelabai yra, nebent galima nuvažiuoti iki Senzo, tai yra toks kaip mini akropolis vietinis. Pats viešbutis turi labai didelę viešbučio teritoriją, milžinišką restoraną, siūlo beje gana gerą maitinimą ir gausų pasirinkimą. Poilsiauja čia dažniausiai poros, šeimos su vaikais, yra daug pramogų, įvairių užsiėmimų, katamaranai, nardymas, jodinėjimas kupranugariais, skvošas, animacija, gyva muzika, taip pat vyksta diskoteka, yra gana platus paplūdimio ruožas, gilėja po 150 metrų yra pirsas, bet paplūdimys yra gana seklus, reikia truputėlį paėjėti iki normalaus gylio, yra rekomenduojama speciali avalynė. Bevėlis internetas registratūroje nemokamas, teritorijoje už papildomą mokestį. Nusiskundimų teko girdėti dėl truputėlį padėvėtų jau kambarių, kad yra senoki baldai numeriuose. Ir aptarnavimas gali būti kartais užklubuojantis, kadangi didelis viešbutis, daug turistų ir kiekvienam jau tokio asmeninio dėmesio neparodysi. Tačiau didelė teritorija gali tapti ir pliusu tiems turistams, kas nori ramybės, kas nori privatumo. Ir vėlgi, sakyčiau, tikrai geras 4 žvaigždučių viešbutis, jeigu nevertinsim pavadinimo, kad Hiltonas, nes turistai iš Hiltono tikisi kažko tai daugiau ir gali nusivilti galbūt dėl to. Vis tik tai tie nusiskundimai, kurie buvę dėl numerių kambariuose, tačiau jeigu nekreipti dėmesio į tai, tai registratūra ir kiti svarbus viešbučio pastatai yra renovuoti. Cveta kaip tik klausia, aš kaip suprantu apie Hilton Long Beach, tai kaip jau minėjau, maitinimas ir pasirinkimas yra gana geras šitame viešbutyje, labai didelis restoranas, klausimas, kaip ten suspėja darbuotojai susitvarkyti, stalus nuvalyti, nurinkti lėkštes ir taip toliau, bet nusiskundimų dėl šitų dalykų nebuvo girdėta, tai reikia tikėtis, kad viskas suspėja padaryti. Sekantis viešbutis tai yra Sunrise Holidays, gražus, komfortabilus viešbutis netoli miesto centro, iki Sakalos yra vos keletą minutėlių pėstute, gražiai sutvarkyta pakrantė, gana geras susisiekimas, čia personalas yra tvarkingas, aktyvus, iš pagrindinio restorano atsiveria labai gražus vaizdai į jūrą, taigi šitą viešbutį aš galėčiau rekomenduoti poroms, ramiam poilsiui, jisai yra orientuotas į suaugusiųjų poilsį, priima tik tai nuo 16 metų. Pats viešbutis tai yra labiau miesto tipo viešbutis su nedidelė teritorija, bet labai dažnai sulaukia pakartotinai grįžtančių turistų, ne veltui matyti atsiliepimai išties yra labai geri. O šalia šito viešbučio yra klubas įsikūręs Samba Latin House, kur lankosi iš gatvės žmonės ir viešbučio svečiai taip pat gali eiti už papildomą mokestį į tą klubą. O aplinkui yra kavinių, barų, suvenyrų, parduotuvėlių, vaistinių. Taigi šitas viešbutis tiktų tiems, kas nori centro, aktyvaus poilsio jame, taip pat jaunimui. Patys numeriai yra tvarkingi, jaukus,
Superior tipo numeriai su balkonais, standartai yra kiek mažesni, taip pat tvarkingi, gražus, tačiau ne visi numeriai yra atnaujinti. Garden View ir Street View tipo numeriai, jie bus su French tipo balkonėliu, tokiu nedideliu, o šeimininis numeris tai yra svetainė ir miegamasis. Vaizdas gali būti tiek į gatvės pusę, tiek ir į jūros pusę. Seifai numeriuose nemokami, minibarai taip pat, viešbutyje vyksta pramoginiai renginiai, taip pat yra siūlomas labai geras maitinimas šitame viešbutyje. Smėlio paplūdimys įlankoje, paplūdimio aikštelė labai tvarkinga, taigi jeigu reikia viešbučio centre, tikrai galima rekomenduoti, nes vienas iš tokių geresnių variantų esančių Hurgados centre. Kitas viešbutis, kurį norėčiau Jums pristatyti, tai yra Sentido Mamluk Palace. Na, iš tiesų tai yra du viešbučiai įsikūrę vieną šalia kito. Yra Sentido Mamluk Palace ir šalia jo eina Sunrise Select Garden Beach Resort and Spa viešbučiai. Jie abudu yra įsikūrę Koroje, susisiekimas su centru mikroautobusiukais arba taksi. Pėstute galima nueiti iki Senzo, kaip jau minėjau, tai yra toks kaip mini Akropolis. Tiktų ir šeimoms su vaikais, poroms, kompanijoms, visi ras ką veikti šitose viešbučiuose. Taip pat juose yra labai dažni ir pakartotini turistai, geras maitinimas siūlomas šitose viešbučiuose, paslaugus personalas, vyksta pramoginiai renginiai, gyva muzika, galima jodinėti žirgais, kupranugariais, taip pat yra spa centras, teniso kortai, futbolo laukas, daugybė vandens sporto pramogų, katamaranai, bananai, galima buriuoti. Na, o pats Sentido Mamluk viešbutis yra unikalus tuo, kad primena ir simbolizuoja mečetę ir vakare pasidabina įvairiausiamis lemputėmis. Šeimininiai numeriai šitame viešbutyje yra vienas miegamasis ir svetainė su ištiesiama sofa maždaug apie 50 kvadratinių metrų. Nusiskundimų teko girdėti tik tai dėl bevėlio ryšio, kad yra silpnokas ir taip pat teko girdėti nusiskundimų Mamluke dėl švaros numeriuose, kad spintose neišvalo dulkių. Tačiau visa kita, teritorija, paslaugos, maitinimas, aptarnavimas yra labai gerai ir turistai lieka labai patenkinti šitais viešbučiais. Sekantis viešbutis tai yra Sunny Days El Palacio, 66 puslapyje kataloguose. Jaunimui, poroms, kompanijoms šitas viešbutis galėtų būti siūlomas. Na, jeigu jisai būtų siūlomas ir vertinamas kaip 4 žvaigždučių, tai viskas būtų gerai. Tačiau 5 žvaigždučių, mano nuomonė, jisai netitinka, kadangi toks viešbutis konvejeris ir maitinimas nėra ypatingas šitame viešbutyje, būna daug žmonių, eilės restoranuose. Na, sakyčiau, neblogas kaip 4 žvaigždės, bet kaip 5, na, toks galbūt neišrankiems turistams. Tokiu atveju galbūt geriau siūlyti jaunimui, linksmoms kompanijoms, aktyviam poilsiui. Na, nors puikiai jaučiasi turistai ir atvažiavę su šeimomis šitame viešbutyje. Pats viešbutis yra įsikūręs Dakare, susisiekimas yra viešbučio autobusiuku arba taksi. Yra koralinis paplūdimys ir yra įlanka. Įlankoje yra įėjimas jūra smėlio, o paplūdimyje koralinėme nusileidimas į paplūdimį yra jau jūra pačią laipteliais. Ten yra reikalinga ir speciali avalinė. Labai ryškiai yra jaučiami šitame viešbutyje potvyniai ir atoslūgiai. Vyksta pramoginiai renginiai vaikams ir suaugusiems, yra du elekarta restoranai, italų ir žuvies. Itališkas restoranas svečiams poilsiaujantiems standartinėme numeryje taiko 50% nuolaidą, o gyvenantys Superior tipo numeryje gali šitame elekarta restorane vieną kartą apsilankyti nemokamai vakarienės metu. Itališkame taip pat ir žuvies restorane nemokamai. O gyvenantys Deluxe tipo numeriuose gali nuolatos vakarieniauti nemokamai elekarta restoranuose, tik tai yra reikalinga rezervacija prieš vieną dieną. Viešbutyje vyksta diskoteka, turi taip pat mokamą interneto kavinę, lobby bare yra įkurtas, yra šildomas baseinas suaugusiems. Į ką atkreiptinas dar dėmesys, kad standartiniuose numeriuose pas juos nėra plaukų džiovintuvo. Na, baldai, jeigu taip lyginti, truputėlį jau yra senoki, padėvėti. Superior tipo numeriai turi tokį gražų kampinį vaizdą į įlanką.
Deluxe tipo numeriuose tas vaizdas yra pats geriausias, talpina netgi 2 suaugusius ir 2 vaikus, bet tokiu atveju erdvės jau kaip ir nelabai lieka daugiau tame numeryje. Taigi, kam galėčiau rekomenduoti šitą viešbutį jaunimui, mėgstantiems aktyvias pramogas arba nereiklioms šeimoms. Kitas viešbutis tai yra Lepačia, patogioje vietoje įsikūręs viešbutis, tiktų ir jaunimui, tie, kas nori pašėlti, aktyvaus poilsio, aplinkui kavinės, barai, restoranai, krautuvėlės, jisai yra visai netoli iki Hurgada Marina. Teritorija yra tvarkinga, palyginti nemaža kaip miesto centrui. Gal netgi sakyčiau, kad Lepačia būtų geresnis variantas negu Minamarkas. Yra smėlio paplūdimys, tačiau įbridimas yra kiek akmenuotas, rekomenduočiau specialią avalynę ir palaipsniui gilėjantis. Standartiniai numeriai yra tvarkingi, gražus, gal tik tai baldai jau yra kiek senoki ir atkreiptinas dėmesys į tai, kad yra numerių be balkonų, jie yra su vaizdu į gatvę. Seifas nemokamas, numeriai buvo atnaujinti paskutinį kartą 2011 metais, minibaras šitame viešbutyje yra už papildomą mokestį. Veikia keli restoranai, 2 iš jų yra mokami à la carte, tai yra itališkas ir kinų restoranas. Maistas šitame viešbutyje yra vidutiniškas, yra diskoteka, bevėlis internetas registratūroje nemokamas. Dieną vyksta animacija, vakare gyva muzika. Taip pat yra vandens pramogų parkas su 3 nusileidimo kalneliais, o vaikams taip pat yra įvairiausių pramogų, yra žaidimų aikštelė, baseinas, viskas įskaičiuota sistema veikia 24 valandas, taigi kartais viešbutyje gali pasitaikyti tokių triukšmingų lėbautojų, bet judriems, aktyviems, kas nori centro, galima drąsiai siūlyti šitą viešbutį. Sekantis viešbutis, tai yra Zahabija Beach and Village Resort, kuklus 3 žvaigždučių viešbutis, įsikūręs Dahare, tačiau iki Sakalos visai lengvai galima nuvykti taksi, maždaug $1–2 kainuotų, arba nueiti pėstute, kas šiek tiek daugiau vaikščia. Pati teritorija yra labai erdvi, o perėjus gatvę, maždaug už kokių 500 metrų yra gražus paplūdimys. Labai daug turistų kalba, kad labai gražus koraliniai rifai yra prie Zahabijos viešbučio ir vien dėl to jau verta vykti į šitą viešbutį. Transporto jie specialaus nuvežimo iki paplūdimio neturi, taigi reikia pasivaikščioti, užtrunka apie kokias 5–7 minutes. O yra paplūdimy daug įvairiausių pramogų, galima buriuoti, nardyti, plaukioti katamaranais, taip pat galima jodinėti kupranugariais, galima jodinėti žirgais. Vaikučiams yra mini klubas, žaidimų aikštelė, net pora baseinų, pramoginiai renginiai vyksta tiek dieną, tiek ir vakare. Personalas yra paslaugus, tačiau galbūt taip jau užduotis įgyvendina neryžtingai, jeigu galima būtų taip išsireikšti, kiek tvarkos truputėlį trūksta. Galbūt norėtųsi ir pačiam viešbučiui jau atnaujinimo, renovacijos, standartiniai numeriai yra kiek padėvėti. Šeimininiai numeriai yra labai erdvus, ten yra 2 kambariai atskirti durimis, turi svetainėje net ir virtuvėlę. Minibaras už papildomą mokestį, o seifas yra registratūrose, jis yra nemokamas. Bevėlis internetas registratūroje kainuoja $4 valandai arba $10 dienai. Šiaip viešbutis yra pats gana geras, jeigu ir būna nusiskundimų, tai nebent dėl kambarių, bet koralinis rifas atperka daugelį mažmožių. Žinoma, jeigu turistai mėgsta plaukioti, mėgsta ir moka plaukioti, kad galėtų juo pasižiūrėti. Taigi būtų drąsiai tinkamas šeimai, ramiam, tokiam jaukiam poilsiui, tačiau, kadangi viešbutis yra įsikūręs netoli Sakalos, gali būti siūlomas ir jaunimui. Ir be abejo visiems turistams, kurie mėgsta paviršinį nardymą, ir vėlgi tiems turistams, kurie nori geros kainos, nes kaip 3 žvaigždutės jisai turi labai gerą kainą. Tai tiek apie Zahabiją viešbutį. Sekantis viešbutis tai yra Merkurė Hurgada. Koroje yra įsikūręs šitas viešbutis. Viešbučio teritorija didelė, prižiūrėta, dominuoja čia daugiau balta spalva. Paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Labai jaukus numeriai yra šitame viešbutyje, 4 numeriai yra netgi asmenims turintiems negalią.
į ką atkreiptinas dėmesys šitame viešbutyje. Paskutinę dieną išsiregistruoti reikia 12 valandą iš numerio, atiduoti visus raktus ir netgi apyrankės. Ir paskutinę dieną turistams nepriklauso pietus, net ir tuo atveju, jeigu pirmą dieną atvykę jie nepietavo. Taigi būtina perspėti ir kitus turistus apie šitą dalyką. Matau, kad kažkas tai rašo, kad trūkinėja garsas. Ar kiti girdi, tai ar galim pratęsti, ar vis tik tai reikėtų perkrauti konferenciją? Trūkinėja. Jau yra. Na, labai gerai. Tiems, kuriems trūkinėja ryšys, pabandykite atsijungti ir iš naujo prisijungti. Ir arba tiesiog išjungkite vaizdą žemyn, kaip kažkas patarė. Taigi gerai, Merkuria Hurgada, kaip jau minėjau, paskutinę dieną neduoda pietų turistams, nesvarbu, ar pirmą dieną jie pietavo ar ne. Taigi atkreiptinas dėmesys. Na, o šiaip jau bevilis internetas registratūroje yra nemokamas, skvošas taip pat yra nemokamas, yra tik tai apšvietimas už papildomą mokestį, treniruoklių salė, turkiška pirtis yra, taip pat aerobikos užsiėmimai vyksta, vakarais gyva muzika, diskoteka. Vaikučiams yra žaidimų aikštelė, yra miniklubas, kėdutės, lovelės. Paplūdimio infrastruktūra susideda iš 2 dalių. Yra įlanka ir koralinis rifas, turi prieplauką ir siūlo ten daugybę įvairiausių vandens sporto pramogų. Nusiskundimų šito viešbučių nėra. Yra labai gražus geras paplūdimys ir Merkuria Hurgada taip pat siūlo labai gerą maitinimą. Taigi būtų tinkamas visų tipų turistams ir jaunimui, ir aktyviems paplūdimyje. Na, o šiaip jau pačiame viešbutyje tai daugiau ramiam poilsiui, poroms arba šeimoms. Sekančius viešbučius, kuriuos norėčiau jums pristatyti, tai yra Golden 5 City kompleksas. Tai yra didžiulis viešbučių kompleksas, kuris susideda iš Almas viešbučio, taip pat Club Hotel, Diamond, Emerald Hotel, Paradise Resort ir per kelią esančių Sapphire Suites ir Topaz Suites. Jie yra įsikūrę Koroje, teritorija yra tiesiog milžiniška. Jeigu turistai apsigyvena kažkur tai prie įėjimo, tai iki jūros yra maždaug apie 2 kilometrai. Tačiau šituos viešbučius aš labiau galbūt galėčiau įvardinti kaip ekonominės klasės viešbučius ir, na, su tokiu vidutinišku maitinimu, nors patys darbuotojai yra labai pasitempę švariais baltais marškiniais, švariomis kelnėmis, vis tik tai turistai gali naudotis viso komplekso infrastruktūra, tik tai valgo savo restoranuose, tačiau jeigu ateina valgyti paskutinę valandą, pavyzdžiui, jeigu vakarienė yra nuo 7 iki 10 valandos vakaro, o turistai ateina po 21 valandos vakaro, jie gali valgyti ir bet kuriame restorane. Taip pat viešbutyje yra ir 9 a la carte restoranai, ne visi jie šiuo metu veikia, kadangi turistų srautai yra truputėlį sumažėję, bet esant normaliam užimtumui yra 7 a la carte, kurie yra nemokami ir kiekvieną iš jų galima ateiti po vieną kartą nemokamai, taigi praktiškai visos vakarienės gali būti a la carte ir yra mokami tik tai 2 a la carte restoranai, tai yra barbecue restoranas ir žuvies restoranas. Yra komplekse tokie netgi specialūs terminalai, kuriuose galima ateiti ir padaryti rezervaciją į a la carte restoranus. Na, prašoma tai daryti maždaug prieš 2 dienas. Po pačią teritoriją važinėja traukinukas, kas 30-45 minutės ir į antroje linijoje esančius viešbučius privažiuoja tik tai autobusiukas, kuris kas pusę valandos veža iki paplūdimio. Na, kai yra turistų mažesniais srautais, tai gali būti vienas iš šitų viešbučių uždarytas ir turistai perkeliami į vieną arba į kitą viešbutį. Pati teritorija yra išties labai didelė, prižiūrėta, na, tačiau ne iki galo. Galbūt yra labai daug žalumos, tačiau kai kur galima rasti, na, kokią ten sutrupėjusių plytelių ar dar kažko. Taigi pats viešbučių kompleksas yra nutolęs nuo miesto centro, susisiekimas būtų taksi,
maždaug apie $5 arba mikroautobusiuku 2 egiptietiški svarai. Bevėlis internetas registratūroje yra nemokamas, taigi teritorijoje pačioje jo nėra, bet yra savi pliusai ir minusai. Na, didžiulė teritorija, daug pramogų, daugybė à la carte restoranų, taip pat yra net 5 vandens kalneliai, šalia yra statomas ir vandens pramogų parkas. Na, bet kaip jau vertinčiau visą šitą kompleksą, kiek padėvėtas, tokio senesnio dizaino, taigi rekomenduočiau rinkti šios viešbučius tiems turistams, kurie ketina galbūt daugiau keliauti, arba yra neišrankus, jiems yra svarbi didelė teritorija, arba vis tik tai nepretenzingiems klientams. Kitas viešbutis tai yra King Tut Aquapark Beach Resort, Dachare įsikūręs viešbutis, poroms, kompanijoms, jaunimui tinkantis viešbutis. Paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais, tai yra miesto tipo viešbutis, nedidelė teritorija, įrengtas tokia faraonų ir Egipto dievų tematika. Draugiškas, tvarkingas personalas, dideli ir labai geri kambariai yra šitame viešbutyje, gali naudotis 8 vandens kalneliais, 4 suaugusiems ir 4 vaikams, yra labai gražus paplūdimys, yra daug gultų, paplūdimys yra įlankoje, tačiau pasitaiko akmenų, aš rekomenduočiau specialią avalinę, yra daugybė vandens sporto pramogų, ir nardymas, ir buriavimas, ir jėgos aitvarai, yra teniso kortai, vaikučiams taip pat daugybė įvairiausių pramogų, o ant stogo viešbutyje yra dengta tokia terasa, kuri puikiai tinkama taip pat yra deginimuisi. Taigi dieną vyksta animacija, vakare yra tik tai diskoteka, viešbutyje yra bendra registratūra su šalia esančiu Sphinx Hotel viešbučiu, bet turistai iš King Tuto gali naudotis tik tai savo restoranais ir barais. Sfinkso restoranais ir barais naudotis jie negali. Taigi geras miesto tipo viešbutis, tik tai, gal kiek triukšmingas, kartais gal vietomis norėtųsi truputėlį daugiau tvarkos, bet turi labai gerus numerius, taip pat gali naudotis vandens kalneliais. Ir šalia esantis Sphinx Aquapark Beach Resort, kataloguose 64 puslapyje, vėlgi paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais, taigi baldai gali pasitaikyti jau kažkiek ir senoki. Turistai gali naudotis šalia esančio viešbučio King Tut teritoriją, tik tai barais ir restoranais jie naudojasi savo. Labiau sakyčiau, gal atitinkantis 4 žvaigždutes, vis tik tai viešbutis, tinkantis jaunimui, linksmoms kompanijoms, tačiau puikiai jaučiasi ir atvažiavęs su šeimomis. Yra tie patys 8 vandens kalneliai, kuriais gali naudoti turistais, paplūdimys yra daugiau platformų, yra prieplauka ir rekomenduočiau specialią avalinę. Yra taip pat siūloma labai daug vandens sporto pramogų, ir buriavimas, jėgos aitvarai ir taip toliau. Taigi vėlgi, jeigu Sfinksas būtų vertinamas kaip 4 žvaigždutės, tai būtų viskas labai gerai. 5 žvaigždutėlių gal ne visai atitinka maitinimas, toks vidutinis kaip 5 žvaigždutėms, sakyčiau. Sekantis viešbutis tai yra Grand Plaza Hotel Hurghada, drąsiai rekomenduotina šitas viešbutis, netoli Village Roado įsikūręs tiek poroms, tiek šeimoms su vaikais, jaukus, mielas, nors teritorija nėra labai didelė, bet yra jaukus baseinai, labai gražus paplūdimys, yra animacija, gali eiti už gatvės esantį Grand Plaza Resort vandens pramogų parką, ir juo naudotis nemokamai. Taip pat gali naudotis ir Grand Plaza viešbučio autobusu, diskoteka. O numeriai šitame viešbutyje yra erdvus, su tokia nedidelė svetainės dalimi, jaukus yra kavinukai, tvarkingas vonios kambarys. Aerobika dienos metu vyksta, vakare yra tik tai diskoteka, vaikučiams yra mini klubo, žaidimų aikštelė, paplūdimyje yra įvairiausių vandens sporto pramogų, yra buriavimas, nardymas. Beje, paplūdimys yra labai gražioje įlankoje, yra koralų, tik tai toli yra gana eiti iki gilumos apie 150 metrų. Bevėlis internetas apie $10 valanda, à la carte italų yra už papildomą mokestį. Pasitaiko esant overbookingams, kad turistai kartais kelioms nakvynėms gali būti apgyvendinti Grand Plaza Resort viešbutyje, kuris yra už gatvės įsikūręs. Pačioje viešbučio teritorijoje yra organizuojami beduinų vakarai, itališkame
Kazamija restorane, taip pat teritorijoje galima rasti ir suvenyrų parduotuvėlių, žaidimų kambarį su biliardo stalais. Taigi Grand Plaza Hotel Hurgada labai jaukus, mielas, gal tik tai dėl pačio maisto pasirinkimo teko girdėti atsiliepimų, kad turistų nuomonė jisai yra per mažas, nors pats maistas yra skanus. Taigi tiek pačios Hurgados viešbučių ir mes keliaujame į Salhašišo kurortą. Tai yra palyginti naujas Egipto kurortas, įsikūręs 20 km į pietus nuo Hurgados. Čia vienas po kito yra statomi ir įsikūrę jau prabangus, komfortabilus 5 žvaigždučių viešbučiai. Taigi Salhašišas pretenduoja tapti prabangiausiu Egipto kurortu. Na, ne veltui pats pavadinimas Salhašiš reiškia žaliasis slėnis. Šitas kurortas, nors ir besikuriantis, yra labai gražus, labai žalias. Čia yra įkurti golfo laukai, yra kazino, yra jachtų prieplauka, galima jodinėti žirgais. Kurortas turi labai gražią, net 8 km ilgio promenadą. Vienok pats kurortas labiau būtų tinkamas tokiam ramesniam, komfortabiliam poilsiui poroms, šeimoms arba nardymui. Todėl, kad viena iš kurorto įžymybių yra ta, kad čia yra matomi nuskendę faraonų miesto likučiai, kuriuos galima pamatyti nardant arba išbandžius tiesiog paviršinį nardymą, arba einant keliuku, netgi jie yra matomi iš viršaus, einant link laivų doko. Taigi Salhašišą rekomenduočiau ramiam, prabangiam poilsiui arba nardymui. Kokiegi yra populiariausi viešbučiai šitame kurorte? Vienas iš jų tai yra Old Palace Resort Salhašiš, gražioje vietoje įsikūręs. Tenka važiuojant į šitą viešbutį pravažiuoti gražiuosius fontanus, karališkasias kolonas, palmių alėjas. Na, galima iš viešbučio ateiti iki jų pasivaikščioti. Taigi šitas viešbutis būtų tinkamas šeimoms, poroms, tai yra pakankamai ramus viešbutis. Na, nesiūlyti tie, kas nori šurmulio, nuotykių. Nusiskundimų neteko girdėti šito viešbučių, labai dažnai yra ir pasikartojantis turistai. Patį viešbutį sudaro 3 pastatai. Pagrindinėme pastate yra numeriai, kurie yra neatnaujinti, tačiau pakankamai tvarkingi, tik tai be prabangos. Šalia numeriai yra atnaujinti, puikus, prabangus, modernus, jie yra šviesus, tokie gražus. Kiekvieną dieną 2 vandens buteliai yra atnešami į kambarį, pati teritorija yra gana tvarkinga, yra vienas šildomas baseinas visada. Jūra švari, paplūdimys toje vietoje yra smėlio, bet yra ir koralų. Susisiekimas iki Hurgados būtų viešbučio autobusiukų arba taksi. Shuttle bus, taip vadinamas viešbučio autobusas, į abi dvi pusės kainuoja maždaug apie $10. Iš viso yra 3 restoranai, 4 barai, bevėlis internetas yra nemokamas registratūroje ir prie baseino. Daug pramogų yra pačiame viešbutyje ir katamaranai, burlentės, kanojos, jodinėjimas, gyva muzika, diskoteka. Vaikučiams taip pat yra pramogų, miniklubas, baseinai, tačiau tai yra toks geras, gana ramus viešbutis, truputėlį toliau nuo Hurgados įsikūręs. Taigi drąsiai rekomenduotinas poroms, šeimoms su vaikais, ramiam, romantiškam poilsiui. Dar vienas viešbutis Salhašišo kurorte, tai yra Piramisas Salhašiš, sakyčiau, kiek kuklesnės ir senesnės 5 žvaigždutės, susideda iš kelių pastatų ir vilų. Aplinkui viešbutį taip pat vyksta įvairiausių statybų jau daugelį metų. Viešbutyje yra 4 vandens kalneliai vaikams ir 10 suaugusiems. Yra miniklubas, žaidimų aikštelė, atrakcionai vaikams yra už papildomą mokestį. Tačiau tai yra gana ramus viešbutis, dienos metu vyksta tik tai animacija, galima žaisti tinklinį, krepšinį, vandens aerobika, yra nemokamas teniso kortas, treniruoklių salė, vandens polo, futbolas. Na, patys numeriai yra tvarkingi, bet jau tokio senoko dizaino, sakyčiau, kuklios 5 žvaigždutės arba 4 netgi žvaigždės. Teritorija pati erdvi, prižiūrėta, gal kažkiek daugiau norėtųsi žalumos, nes didžiąją teritorijos dalį užima milžiniškas baseinas. Paplūdimyje yra koralų, maitinimas šitame viešbutyje yra geras, taigi galėčiau rekomenduoti jį tiems, kas atvažiuoja pasyviai ilsėtis viešbutyje, šeimoms, poroms ar tiems turistams, kam nereikia centro. Sekantis kurortas už Salhašišo tai yra Maccabi Bay.
Abu Makadi, Soma bei Makadi bei ta kurortinė zona yra laikoma kol kas viena prabangiausių, kol Salhašišas vis dar yra besistatantis. Čia yra siūlomi tik tai 4-5 žvaigždučių viešbučiai. Makadi bei yra įsikūręs 35 km nuo Hurgados ir patys viešbučiai įkurti tokiose neapgyvendintose pakrantėse, aplinkui nelabai yra gyvenviečių, nėra miesto šurmulio, tik tai daugiau tokių alėjų, sodų. Makadi bei pakrantėse yra koralinių rifų, tad galima juos apžiūrėti net ir paviršiniui nardymui skirtą įrangą. Kam galėčiau rekomenduoti? Prabangiam, ramiam poilsiui, tiem, kam norisi nuošalumo, privatumo, tie, kas nori išbandyti paviršinį nardymą. Kokiegi yra populiarūs viešbučiai šitame kurorte? Vienas iš jų tai yra Sunrise Select Royal Makadi, katalogas 86 puslapyje. Žodelis Royal, ko gero, viską pasako apie viešbutį, iš tiesų karališkam poilsiui skirtas viešbutis, poroms, kompanijoms taip pat idealiai tinka poilsiui su šeima, poilsiui su vaikais. Įsikūręs jis yra maždaug apie 30 km nuo Hurgados ir aplinkui jį yra tik tai kiti viešbučiai su uždaromis teritorijomis ir labai daug dykumos. Taigi galima naudotis viešbučio taksi arba autobusiuko paslaugomis, jeigu norima nuvykti į Hurgadą, tuomet tai būtų už papildomą mokestį. Šio viešbučių nusiskundimų neteko girdėti, tai yra labai geras viešbutis, turi 5 vandens kalnelius, keletą baseinų, yra net 9 restoranai, yra miniklubas, vaikučių baseinai taip pat yra, beje, jie nėra šildomi, yra įvairiausių pramogų tiek suaugusiems, tiek vaikams, labai didžiulė graži teritorija, labai geras maitinimas, teko girdėti gerų atsiliepimų, daugybė restoranų, barų, taigi turistai net patys išrankiausiai liks patenkinti. Aktyvi animacinė programa, turistai bus užimti nuo ryto iki vakaro, numeriai yra nedideli, sakyčiau, bet pakankamai jaukus, erdvus, seifas numeriuose yra nemokamas, minibare kasdieną yra papildoma vandeniu, o gaivieji gėrimai yra papildomi tik vieną kartą per savaitę. Taigi, ką atkreiptinas dėmesys, numeriai yra nedideli, tad jeigu turistai užsakinėja standartinį numerį 2+2, tai būtinai perspėti, kad vietos bus išties mažai. Paplūdimys smėlio, įbridimas į jūrą yra labai geras, taigi štai toks geras viešbutis su daugybė pramogų, labai gerų maitinimų ir labai gražia teritorija. Sekantis Makadi bei kurorte esantis viešbutis, tai yra Kleopatra Luxury Resort Makadi bei, tvarkingas, jaukus viešbutis ir drąsiai rekomenduotinas, AI sistema pas juos veikia visą parą, yra labai kokybiškas maitinimas, tvarkinga virtuvė, didelis maisto pasirinkimas, yra viešbutyje keli a la carte restoranai, personalas taip pat labai pasitempę, pasipuošę, visuomet yra pasiruošę padėti iškilusius įvairiausius klausimus. Paplūdimys yra smėlio, gražus ir erdvus standartiniai numeriai, nors jie yra be prabangos, jeigu taip lyginti. Bevėlis internetas yra nemokamas, šeimyninio tipo numeriai yra 2 kambariai su durimis, taip pat yra teniso kortai, kurie yra nemokami, tik tai apšvietimas kainuoja 15 eurų valandai. Ir inventoriaus nuoma raketė 5 eurai asmeniui. Taip pat yra daug konferencijų salių, yra 2 sporto salės, yra netgi tokia atskira terasa, kurioje yra žiūrimas futbolas. Vaikams ir suaugusiems pramogos dieną, vakare gyva muzika ir diskoteka. Taip pat yra daugybė vandens sporto pramogų, kanojos, katamaranai, vandens slidės, nardymas, burlentės ir kitos. Taigi gausų pramogų, kad ko gero net nesinori važiuoti iki pačios Hurgados. Tačiau autobusas už papildomą mokestį vyksta iki Hurgados kiekvieną dieną. Taigi iš esmės labiau toksai ramus viešbutis su didelė teritorija, būtų tinkamas ir šeimoms, poroms, ramiam poilsiui. Gražus, tvarkingas, galbūt nėra jisai toksai prabangus, bet užtat siūlo aukšto lygio aptarnavimą, gerą maitinimą, didelį pasirinkimą ir, ko gero, turistai lieka juo labai patenkinti. Dar vienas iš Makadžio kurorto esantis viešbutis,
galbūt Serenity Maccabi Heights įvardinčiau kaip kuklesnės 5 žvaigždutes, šeimoms, poroms tinkantis viešbutis. Viešbučio pati teritorija jauki, žalia, tvarkinga, gana didelė. Atkreiptinas dėmesys į sport area, tokią vietą teritorijoje, jinai yra prie pat įvažiavimo. Čia numeriai yra be balkonų, jie neturi nei balkonų, nei terasų. Na, o šiaip patys numeriai yra tvarkingi, gražus, erdvus. Yra vienas šildomas baseinas žiemos sezono metu. Standartiniuose numeriuose būna tik tai dušai, deluxe tipo numeriuose gali būti vonios. Šeimininiai numeriai šitame viešbutyje tai yra viena didelė erdvė, na, kaip standartas, tik tai galbūt kiek didesnis ir yra didžiulė dvigulė lova. Na, sport area, kaip jau minėjau, numeriai yra mažesni ir be balkonų ir nuo jų iki jūros būtų maždaug apie 1 kilometrą. Bevėlis internetas registratūroje yra nemokamas. Turi autobusiuką, kuris vežioja po teritoriją. Na, teko girdėti nusiskundimo dėl vietų restorane, dėl to, kad būna eilės, tenka palaukti. Taigi, na, maitinimo neįvertinčiau galbūt kaip pačio geriausio. Paplūdimys yra šiek tiek smėlio, bet įbridimas yra gana seklus, tačiau yra ir koralų, ir akmenų. Yra ir pontonas, nuo kurio galima taip pat maudytis. Turistai labai gyrė koralinį rifą prie šito viešbučio, taigi tiks tiem turistam, kurie mėgsta paviršinį nardymą. Na, taip pat yra ir įvairiausių kitų pramogų, ir jodinėjimas, nardymas ir paviršinis gali būti siūlomas. Vaikučiams taip pat yra mini diskoteka, gyveno ir dirbo čia vienas netgi lietuvis animatorius, vienas yra šildomas žiemos metu baseinas ir šio viešbučio svečiai gali už papildomą mokestį naudoti šalia esančio Serenity Fun City vandens pramogų parkų ir atrakcionų parkų. Taip pat yra 5D kino teatras, tačiau juo naudotis gali už papildomą mokestį ir kainuoja maždaug apie kokius $22 asmeniui. Taigi tiek Makadžio viešbučių ir mes keliaujame tolyn į pietus, į Soma Bay. Soma Bay kurortą aš galėčiau pavadinti, na, ko gero, prabangos oazę apsupta dykumų. Aplink Soma Bay kurortą taip pat nėra gyvenviečių, praktiškai visa turizmo infrastruktūra yra viešbučių teritorijose. Soma Bay taip pat yra įsikūrę prabangus 4-5 žvaigždučių viešbučiai, o 2001 metais čia buvo atidarytas 18 duobučių tarptautinės klasės kaskadės golfo aikštynas, tad poilsį Soma Bayaus kurortą dažnai renkasi ir golfo mėgėjai. Čia taip pat jau galima buriuoti, užsiimti jėgos aitvarų sportų. Pats Soma Bay kurortas yra nutolęs nuo Hurgados apie 45 km. Taigi Soma Bay aš galėčiau rekomenduoti prabangiam ramiam poilsiui, poroms, šeimoms, kaituotojams, buriuotojams ir be abejo golfo mėgėjams. Vienas iš populiariausių viešbučių šitame kurorte yra Imperial Shams Abu Soma. Gražus, tvarkingas viešbutis, bet galbūt neprabangus kaip 5 žvaigždutėms. Turi erdvius numerius, kurie daugumai yra su vaizdu į jūrą, yra labai platus smėlio paplūdimys. Viešbutis būtų tinkamas ramesniam šeimų poilsiui su vaikais. Yra bevėlis internetas už papildomą mokestį, yra vaikų klubo, žaidimų aikštelė, taip pat vyksta diskoteka vaikams. Daug pramogų šitas viešbutis siūlo ir šalia esančiame Shams Safaga viešbutyje. Kai kurios pramogos yra nemokamai, pavyzdžiui, teniso kortai, mokamas yra tik tai inventorius arba apšvietimas. Arba gali būti daug pramogų siūloma ir paplūdimyje. Čia galima plaukioti jėgos aitvarais, burlentėmis, galima nardyti. Pramoginiai renginiai šitame viešbutyje nevyksta, tik tai animacija dienos metu, tad šitą viešbutį galėčiau rekomenduoti tokiam ramesniam šeimų su vaikais poilsiui arba poroms, tokiam ramesniam romantiškam poilsiui. Sekantis kurortas tai yra Safagos kurortas, dar kitaip vadinamas buriuotojų rojumi. Čia yra itin palankus vėjas buriavimui, banglenčių sportui, jėgos aitvarų sportui. Safaga yra nutolusi į pietus nuo Hurgados net 55 km. Čia yra sutinkamas ypatingas mikroklimatas ir toksai tamsesnis gydomasis smėlis.
Taigi turintiems raumenų, odos arba kaulų ligų yra rekomenduojama tiesiog gulėti ant to smėlio. Pats Safagos miestelis yra nedidelis, čia yra vos pora parduotuvėlių, nėra naktinių klubų, aplinkui vyrauja ramybė, autentika. Safagai yra būdinga tai, kad viešbučiai yra siūlomi puikiomis kainomis, tad labai dažnai pigiausi Hurgados regiono viešbučiai gali būti siūlomi būtent iš Safagos kurorto. O Safagos viešbučių infrastruktūra yra netgi geresnė negu to paties lygio viešbučiuose pačioje Hurgadoje. Taigi čia galima pasigrožėti mažiau žmonių paliestais koraliniais rifais arba pamatyti į 30 metrų gylį nugrimzdusi keltą Sarem Express. Taigi Safaga tai yra lygybės ženklas buriuotojų rojus, buriuotojų, banglenčių sportui, jėgos aitvarų sportui, taip pat gydymuisi, ramiam poilsiui, ieškantiems geros kainos arba nardymui. Keletą populiariausių viešbučių šitame kurorte, vienas iš jų tai yra Lotus bei Safaga, tai yra jaukus viešbutis, turi labai gražų smėlio paplūdimį, paplūdimyje yra nardymo ir buriavimo centrai, turi paplūdimio barą, paplūdimys yra smėlio, šalia yra rifas, ir pačiame smėlio ruože yra netgi 2 paplūdimio tinklinio aikštelės. Pati teritorija tvarkinga, žalia, jauki, prižiūrėta, kiek mažesnė negu Menavilė Safaga viešbučio, jeigu lyginti šituos 2, bet 4 žvaigždutės drąsiai atitinka. Numeriai nėra nauji, vyksta atnaujinimo darbai, tačiau jie yra jaukus, labai tvarkingi, rytietiško stiliaus, vonios kambariuose yra dušai. Visur yra tvarka, personalas labai lankstus, prisitaiko prie turistų ir viešbutis šitas yra labai mėgstamas vokiečių turistų. Bevėlis internetas mokamas, 1 valanda apie maždaug 30 egiptietiškų svarų ir ryšys yra tik tai registratūroje. Elekartai yra už papildomą mokestį, popietės metu čia yra vaišinama kava, arbata ir pyragaičiais, kas yra užsisakę su maitinimo tipu, viskas įskaičiuota. Maitinimas yra geras šitame viešbutyje. Iki Hurgados centro galima nuvykti tik tai taksi, bet tai yra maždaug apie 60 km. Na, o prie pačio viešbučio per kelią yra keletas parduotuvėlių, galima pasivaikščioti Safagos pakrantę. Taigi rekomenduočiau šitą viešbutį poroms, šeimoms, tie, kas ieško ramaus poilsio, kas nori vykti aplankyti Liuksorą, nes jau mes keliaujame artyn prie jo. Taip pat buriuotojams, nardytojams, čia yra ir nardytojų klubas šitame viešbutyje, kuris yra užsitarnavęs gerą vardą. Taigi tiek apie Lotus bei Safagą ir kitas viešbutis, taip pat populiarus Safagoje, yra Menavilė Safaga, tvarkingas, turintis taip pat erdvę didelę teritoriją, labai gerą paplūdimį, net 900 metrų ilgio, taip pat yra koralų, puikiai tinka buriavimui, ramiam šeimų poilsiui, su vaikais yra tinkama, vaikučiams yra įvairiausių pramogų. Yra numerių pritaikytų asmenims turintiems negalią ir numeriai yra tvarkingi, jaukus, nedideli. Visi standartiniai numeriai gali būti connected doors, taigi tas yra labai patogu šeimoms. Ir tiesiog yra nedideliai vonios kambariai, galbūt numeriuose girdisi lengvas nusidėvėjimas. Toksai matosi lengvas nusidėvėjimas. Spa kompleksas yra labai gražus ir tvarkingas. Čia yra siūlomos įvairiausios procedūros su tuo gydomuoju juoduoju smėliu. Bevėlis internetas, 30 egiptietiškų svarų valanda. Taigi pats viešbutis nutolęs nuo kitų viešbučių, aplinkui nieko nėra. Galima pasivaikščioti tik į Safagos miesteliu arba pakrantę. Ir siūlyčiau tiems turistams, kas nori ramesnio poilsio, kas nori poilsio su vaikais, galbūt vyresnio amžiaus turistams, kas nori aplankyti Liuksorą. Vėlgi Menavilė Safaga būtų puikiai ramybės oazė, tiktų ir tiems, kas nori spa procedūrų. Taigi tiek apie Safagos viešbučius ir mes keliaujam į patį paskutinį Hurgados regiono kurortą, tai yra Marsalama. Marsalamas dar kitaip yra vadinamas nardytojų rojumi, nutolęs į pietus nuo Hurgados net 300 km. Čia viešbučiai yra nuo 3 iki 5 žvaigždučių. Tai yra besiplečiantis kurortas, buvęs nedidelis žvejų kaimelis.
Dabar jau vis auga, didėja, jame yra pastatyta daugybė viešbučių, o netoliese yra įkurtas ir tarptautinis oro uostas. Pats Marsalamo miestelis yra nedidelis, kamgi galima siūlyti poilsį šitame regione. Tiems turistams, kuriuos vilioja povandeninio pasaulio paslaptis, yra šitas kurortas tikras rojus. Čia yra nuostabaus grožio pakrantės, labai gražūs koraliniai rifai. Tai jie yra apžiūrėti tinkami tiek paviršiniam nardymui, tiek ir giluminiam nardymui. Ir visa pakrantė Marsalame yra ištisas koralinis rifas, kuris yra beveik nepažeistas. Ir koralai šiose vietose daugiausiai yra rožiniai, balti, raudoni, tai yra labai gražu. Tiems turistams, kas norėtų Egipte pamatyti dar nepaliestos gamtos, Marsalamo kurortas yra, ko gero, pats tinkamiausias. O pusiaukelėje tarp Hurgados ir Marsalamo yra toksai nedidelis El-Qusayr miestelis. El-Qusayr pavadinimas išvertus į lietuvių kalbą reiškia nedidelę tvirtovę. Pats miestelis yra autentiškas su turgumi, kavinutėmis, galima pamatyti mečetės, citadelės, Osmanų forto griuvėsius ir netoli yra uostas. Taigi šalia šito El-Qusayr miestelio mes taip pat siūlome poilsį keletoje viešbučių, tad turistai gali apsilankyti ir juose. Taigi Marsalamo kurortą galime siūlyti buriavimui, nardymui, šeimoms su vaikais, poroms arba laukinės gamtos pažinimams. Matau, kad Rūta klausia, ar planuojami tiesioginiai skrydžiai iš Marsalamo. Kol kas artimiausių metų neplanuojami. Šiais metais mes turėjome skrydžius rudenį, tai tikėtina, kad galbūt jeigu ir bus, tai rudenį kol kas viso sezono metu bus vykdomi skrydžiai į Hurgados oro uostą ir pervežimus. Taigi dar norėčiau Jums pristatyti vieną iš pačių populiariausių viešbučių Marsalamo kurorte, tai yra Hilton Marsalam Nubian Resort. Tai yra prabangus, didelis, nubietiško stiliaus viešbutis, turintis erdvę jaukią teritoriją ir pačioj teritorijoje yra labai daug baseinų. Arčiau registratūros yra aktyvi zona, ten vyksta animacija, o toliau link paplūdimio yra rami, relax zona. Po pačią teritoriją važinėja traukinukas, kuris veža svečius iki paplūdimio. Svečiai gali nemokamai naudotis populiariausio Abu Dabak smėlio paplūdimiu. Galima nueiti ir pėstute, tačiau nuo tolimiausio korpuso iki paplūdimio bus maždaug apie 500 metrų. Paplūdimys yra smulkaus žvyro ir smėlio, yra koralai, rekomenduočiau specialią avalynę. Yra labai geras maitinimas, siūlomas skanus, maistas ir didelis jo pasirinkimas. Diskotekoje gėrimai nemokami yra iki 24 valandos. Patys numeriai yra erdvūs, gražus ir nauji. Standartiniai numeriai šiuolaikiški, šviesus, yra didelės lovos, yra darbo stalai, balkonai, vonioje yra chalatai, šlepetės, yra lyginimo lentos, arbatinukai, kava, arbata, o deluxe room kambario tipai yra šiek tiek erdvesni negu standartai. Ir vietoj fotelio, kuris yra standartiniuose numeriuose, pas juos yra tokia dvivietė, trivietė sofutė. Taigi yra abiejose numerio tipuose labai jaukus apšvietimas. Taip pat viešbutis priima pagal atskirą užklausimą ir su gyvūnais iki 15 kg. Šitą viešbutį drąsiai galėčiau rekomenduoti šeimoms su vaikais ir jaunimui, kurie galėtų pramogauti pačiame viešbutyje, nardymo mėgėjams ir ramiam poilsiui. Užimtumas yra didelis, pramogų siūloma įvairiausių. Na ir kaip jau minėjau, puikus numeriai, geras aptarnavimas ir labai geras maitinimas. Taigi tiek apie Hilton Marsalam Nubian Resort. Ir šiandieną tai jau buvo paskutinis viešbutis, apie kurį kalbėjome. Norėčiau Jums palinkėti gražaus laikotarpio šventinio. Ir tai jau yra paskutinis webinaras šiais metais. Taigi gražių, jaukių švenčių ir susitiksime webinaruose kitą metą. Taigi iki kitų susitikimų.